Aš kapitonas Lyzi iš Islandijos, kur gaminami Lyzi žuvų taukai. Sveika ir natūralu nuo gimimo. Laidą pristato internetinė parduotuvė zylutės.lt, sukurta vaikams. Sveiki sugrįžę, tęsime mūsų laidą. Mėlyje, turbūt daugelis sutiksite, jog apsipirkimas su mažyliu yra tikras iššūkis mamoms. Domėjomės, kas gali palengvinti šią misiją ir būti malonus tiek mamoms, tiek mažyliams. Apsipirkti su mažyliais prekybos centruose ryžtasi ne kiekviena mama. Tačiau vis tik pasirūpinti mažylio aprangą, žaislais ir kitomis būtiniausiomis prekėmis tenka būtent mums mamytėms. Ne kartą esame pačios tai patyrę ir puikiai suprantame mamą, kuri vienoje rankoje neša pirkinių maišą, kitoje verkšlenantį mažylį. Dažniausiai tokia mama jau skuba namo arba ieško vadinamojo mamos ir vaiko kambario. Šiandien kone visuose prekybos centruose tokie kambariai yra, tačiau parduotuvės ne visada pasirūpina mamų patogumu. Kai mes atsidarėme 2008 metais, tai buvo pirma turbūt parduotuvė, kuri turėjo tokį kambarį. Iš tikrųjų tai nebuvo, pas mus Lietuvoje tai nebuvo priimtinas toks dalykas. Niekas to nepagalvoja apie tai. Tačiau įrengti vaiko ir mamos kambariai ne visada atitinka jų lankytojų lūkesčius. Vaiko vystymo stalas ir kėdė tai toli gražu dar ne viskas, ko reikia mažylius auginančioms moterims. Labiausiai tai, kad būtų daug vietos, nes visada tenka važiuoti su vežimu, patogiai taip pat atsisėsti yra svarbu, kriauklė be abejo su vandeniu, čia jau svarbiausi tokie dalykai. Dar atkreipiau dėmesį šitam motinos kambarį šitoj parduotuviai, tai kad yra tylu. Vos tik tai girdisi muzika. Yra tekę būti kambariuose, kur ten plėšia muzika ir reklamos, kas iš tikrųjų labai erzina, nes visiškai tai nepasiekia auditorijos tos leidžiamos reklamos ir norisi tylos ir ramybės iš tikrųjų. Kalbindami tėvelius, dairydamiesi po prekybos centrus, pastebėjome, kad mažamečius auginantiems tėvams patrauklios prekybos vietos, kuriuose galima ne tik apsiprekinti, bet ir kartu su vaikais pramogauti. Tai Lietuvoje taip pat ne naujiena, tačiau užsienio šalyse tokie sprendimai buvo žinomi jau prieš 100 metų. Štai viena Anglijos šeima, nusprendusi sukurti vietą, kur būtų pasirūpinta būsimų mamų ir tėvelių su vaikais iki 10 metų apsipirkimu ir pramogomis, savo idėją sėkmingai įgyvendina jau 50 metų. Pasak vaikiškų prekių parduotuvių atstovų, tėveliai noriai renkasi į šeimoms skirtus renginius, kuriuose pristatomos vaikų maitinimo ir kitos priemonės, vyksta drabužėlių kolekcijų pristatymai. O ką apie tokius renginius parduotuvėje mano tėveliai, nusprendėme paklausti jų pačių. Tokių renginių įdomesnių apskritai visą laiką trūksta, nebūtinai prieš šventės. Šiaip, ta prasme, laisvalaikio su vaikais yra siauras labai pasirinkimas. Labai dažnai apskritai pasigendu ir, tarkim, ypač pagal savo vaikų amžiaus, tarkim, tarpsnį, tai jų yra gan mažoka, arba jie sutampa dažniausiai su vaikų pietų miegu ir mes tiesiog negalime sudalyvauti. Aš manau, jeigu žmonės eina ir kartais čia net praeiti neįmanoma, kas dedasi prekybos centruose, vadinasi, poreikis yra, šaunu, kad tai rengiama. Tačiau grįžkime prie apsipirkimo temos. Kol vaikai užimti ir pramogauja, tėveliai gali neeikvodami energijos ir be streso apsirūpinti reikalingiausiais pirkiniais, juos įvertinti, o ne pirkti, kas papuola, nes nėra laiko. Renkantis prekes vaikams labai svarbus specialistų patarimai. Juk perkant avalynę ir drabužius svarbu atkreipti dėmesį ne tik į vyraujančias mados tendencijas arba į tai, kas gražu, bet ir į kokybę bei praktiškumą įvertinant Lietuvos klimato sąlygas. Apie žaislų pasirinkimą esame kalbėję ne kartą, tačiau priminsime, kad svarbiausia įvertinti vaiko poreikius. Renkantis žaislus, tėveliai pirmiausia turi atkreipti dėmesį į vaiko amžių. Pagal amžių galime atrinkti vaikui, ko jam reikia. Taip pat pagal jo poreikius, ko vaikas užsiema, ką jis labiausiai mėgsta. Būtinai tėveliai turi atkreipti dėmesį į saugumą. Tai yra vienas iš svarbiausių dalykų, renkantis žaislus. Taigi, jeigu apsišarvuosime kantrybę, gerai suplanuosime savo laiką, apgalvosime, kokių pirkinių mums reikia ir pasirinksime apsipirkimo vietas pritaikytas šeimoms, pirkinių misiją įvykdysime lengviau. Kita vertus, galime likti ir maloniai nustebinti. Linksmybės ir pramogos veikiausiai paliks neišdildomų įspūdžių tiek mums tėveliams, tiek ir mūsų pabiručiams.